nuobodu, netelpa. Nu, iki. Ir aš myliu. Iki. Šiaip ne, tas trumpas skrydis buvo, tai pagalvojau, kad su tėvais paplepėsiu jau čia. Ir dar čia vienas veikėjas skambino man, tai reikia atskambinti. Jau ne kartą jau buvo, kad kažkur keliaujant susiskambinam. Nu va, prieš manęs užrašas legendinis Welcome to the United States. Welcome to America, California, LA. Jo, Welcome to America mačiau kelis kartus. Pirmą kartą, kai užsipildžiau estą. Antrą kartą jau praėjus visas muitinės patikras Los Andželo oro uoste. Tai labai viskas kažkaip smooth buvo, jokių bairių. Paklausinėjo, ką veiksiu, ar čia netvyksiu kaip nors nelegaliai dirbti, taip bandė apsukti, išsiaiškinti, bet ne pirmą kartą čia Amerikoje ir tikriausiai ten jokių raudonų eilučių pas mane nepamatė muitiniai, tai gan greitai praleido. Tai va, linkėjimai iš Los Andželo. Kaip ir neplanavau čia nieko veikti, tiesiog aklimatizuotis prieš kelionę į Meksiką. Bet išsiaiškinau, kad Tomas Tumulovičius čia, tai buvom susitikę, tuo pat truputėlį pasivaikščiau Santa Monikoje, iki Venice Beach'o nuėjau. Čia kaip ir esu buvęs, nieko tokio naujo, tiesiog buvo faina sugrįžti, bet tai nėra svarbiausia, dėl ko aš čia, dėl ko vėl su jumis kartu. Tai turiu laiko šiek tiek dabar, jau atvažiuoja manęs pasiimti Get Some Photo komandos vienas iš fotografų ir lenktynių dalyvių ir važiuosim į Meksiką. Jau iš keletas mano storiukų galbūt supratote, kad ketinu vėl aplankyti Baja Kaliforniją dėl varžybų. Ir tik šį kartą viskas yra gerokai įdomiau. Aš pats nežinau, ko tikėtis ir nežinau, kaip čia viskas bus, nuo ko pradėti pasakoti, kaip čia, kas čia. Bet gal pradėsiu nuo svarbiausio. Iš tikrųjų, šalia manęs toks dalykas, kurį paprastai turi lenktynininkai. Ir panašu, kad rankinis, kaip ten jūs įpratę girdėti, sveiki, su jumis Vytautas Dranginis, sporto fotografas arba sporto fotografas. Tai šį kartą viskas yra visai kitaip. Sporto fotografas, aš vis dar sporto fotografas, autosporto taip pat, bet žiūrėkit, kas čia yra. Taip, čia matot mano pirmuosius gyvenime rėmėjus. Pagrindiniai rėmėjai yra Sportlandas ir Tamsta. Wow, tai yra kažkas, ko aš nepatyriau dar gyvenime, ir turėti rėmėjus. Tai yra kažkas naujo. O kas čia tas visas dalykas yra, tai yra sportinis kombinezonas. Viskas official, turėčiau administracinį praeiti. Šitas kombinezonas irgi, kaip ir galima sakyti, paremtas buvau mano nuostabaus bičiulio Sauliaus ir Gelėno. Jo, jeigu kas prisimenat šitas spalvas, tai čia paskutinis Sauliaus Dakaro kombenzas. Tai Saulius ne tik, kad man padovanojo kombenzą, bet ir batus, tuos legendinius, jeigu prisimenat, kai po rato keitimo Vaidas pravažiavo Sauliui per koją ir šiek tiek įdrėskė batą, tai Saulius man tos batus padovanojo ir tą underlayerį vadinamą, kur nedegantį
su koinėm, su pošalmiu ir taip, full setas, tai aš irgi labai džiaugiuosi, labai laimingas, kad turiu štai tokį ir ne bet ko draugo kombinezoną, tai wow. Čia yra wow, šitą visa kelionė labai, ta pradžia tokia sudėtinga buvo ir gal eigoje papasakosiu, kodėl sudėtinga. Jau buvau beveik ir atsisakęs šio ketinimo, bet aš čia tai kol kas dar Amerikoje, bet jau šiandien, gal net ir šiandien kirsime Meksikos sieną, nesu tikras. Manęs dabar atvažiuoja, tada su likusio komandos dalim susitinkame kažkur aplink San Diegą ir tada jau nuo San Diego per Tijuaną į Ensenadą. Ensenadoje esu buvęs per Baja 1000 varžybas 5-6 metai atgal tikriausiai, daugiau, 18 buvau. Tai va, ojoj. Net nespėjau nusifotografuoti su Gombenzo studijoje, norėjau tai padaryti, pasidaryti tokią profile picture, padėkoti rėmėjams, Sportlandas ir Tamsta, tikriausiai mano netikriausiai, iš tikrųjų seniausi bendražygiai Lietuvoje, su kuriais nudirbta labai daug, sukurta labai daug dalykų ir jo, labai dėkingas jiems, kad palengvino mano kelionę. Ir taip pat matote dar ir istorijos su foto ir mano brolyčius lunatikus, tai šie žmonės taip pat prisideda prie mano kelionės, kas daugiau, kas mažiau, bet tai visiškai nesvarbu. Iš tikrųjų, jo, šita kelionė tokia yra kitokia, nes tokios nebuvo. Oi, šiek tiek keista dar kalbėti, kurį laiką nekalbėjau prieš kamerytę ir nevloginau, tai dabar vėl reikėtų išmokti mažiau kalbėti, šiek tiek mažiau pliurpti, gal kai kurių žodžių vėl atsisakinėti. Tai va, tokia istorija, jo, Dranginis varo į Meksiką lenktyniauti ir fotografuoti. Jau gali dabar pasigūglinti Nora 1000, Nora su double R. Nora 1000, Robbie Gordonas nusipirkęs yra keletą metų šitas varžybas ir jos pristatomos kaip most happiest race in the world. Tai taip kiek supaprastintas formatas, bet varžybos yra tiesiog labiau prieinama ir finansiškai ir visai kitaip paprastesniems lenktynininkams, kurie galbūt neturi didelių biudžetų, kad dalyvauti tam pačiam Dakare. Ir labai daug klasių skirtingų. Iš esmės tai yra Dakaras tik Amerikoje. Todėl aš šį savo vlogų ciklą, šį seriją, nežinau, kiek man pavyks tiksliai padaryti, kaip viskas klostysis dar, nes čia nieks man neaišku, šiaip kaip ir įsivaizduoju, bet nežinau, ko tikėtis. Tai aš taip kažkaip keliaudamas ir pagalvojau, kad vis tiek kažkiek remsiuosi kalbėdamas ir Dakaro ir palyginsiu, ir kuo skiriasi pačios varžybos ir visas organizmas, kuo skiriasi automobiliai, kuo skiriasi. Visą tai padarysime eigoje, bet kada jau pradėjau galvoti, kaip čia pavadinti visą šį reikalą, tai man kilo toks žodžių junginys, pats paprasčiausias, tai yra amerikietiškas Dakaras. Tai va, Dranginis keliauja amerikietišką Dakarą ir važiuoti, ir fotografuoti, labai nekantrauju, neįsivaizduoju, kaip viskas bus. Bet tokia trumpa istorija, kas vyksta dabar, visai neužilgo turėtų atvažiuoti bičiulis mane paimti ir keliausime susitikti su visa komanda. Tai gal eigoje papasakosiu daugiau tų tokių subtilybių, nes čia labai graži istorija yra. Tiesiog nenoriu viską sumalti į vieną tokią pradžioje ilgą kalbelę. Laikau tą kombenzą rankoje ir taip reikėtų pažiūrėti, koks pulsas, bet jaučiu, kad jisai pakilęs šiek tiek yra
Buvau užsidėjęs, mes identišką dydžią su Saulium esame ir batai tiko, viskas tiko, bet kai aš jį užsidėjau, tai, toks, nenoriu to nieko pasakyti, čia tik tais toks palyginimas šiek tiek užteko uždėta kombenzą ir, toks jau kaip Supermanas jautiesi. Tas visiškai kitas jausmas, nesu tokio patyręs net namie užsidėjęs kombenzą. Tai labai faina, labai ačiū tau, Sauliau. Ant popieriaus aš irgi esu šturmanas šiose varžybose, tai keliauju link šturmanavimo tikriausia, tai yra tokia mano mažytė paslaptis, tikrai norėčiau tai padaryti. Tai va, kol kas įsivaizduokime, kaip atrodau, o labai greitai ir pamatysime viską realiai. Labas rytas vis dar iš Amerikos. Ką tik matėte mūsų media car. Tai Amerikoje tai vadinasi chase car, persekiojimo mašina. Tai, čia labai daug skirtumų yra nuo Dakaro vis tiek, bet prieš atveju tai ten gale yra, šita mašina kartu yra kaip ir mechanikų mašina. Šone į krūvą įrankių abiejose šonuose, gale bagažinės. Ir tai va, pakuojamės, vis dar esu LA, tik tais jau šiek tiek arčiau San Diego pusės. Ir pakuojamės, važiuosim link San Diego, kažkur San Diego susitiksime su Artu ir likusia komandos dalim. Tai va, I'm getting excited. Vis dar pripasakojo vakar Hebra visokių dalykų, daug klausimų, vis dar nežinau, ko tikėtis, bet kažkaip labai faina yra toks. Miegojau labai gerai, ne per daugiausiai, bet ne per daugiausiai iš tokio to tikriausiai irgi excitingo kažkokio, kur laukiu, nežinau ko laukiu. Tiesiog laukiu nuotykių, laukiu naujų pažinčių, naujų žmonių, naujų istorijų. Saulės laukiu, tuoj turėtų išlysti saulytė. Tai va, tokias naujienas. Kol kas nedidelės, bet artėjom link Meksikos, artėjom link Nora varžybų, Nora 1000. Ir ką, dabar nelabai turiu daugiau ką pasakyti. Media car, Dakare būtų sunku su tokia baze. Tarp 1, 2, 3, 4, 5. Jau tundra buvo ilga, bet trumpesnė. Tai iš čia būtų sunku su šituo aparatu lipti per kopas kažkur. Bet ne kopose, manau, kad čia pats geriausias aparatas. Ten gale yra vietos ir miegoti galima. Palapinė, markizės, viskas yra. Pakeliui iš Meksikos atgal kempinsim su šituo automobiliu. Šituo ir dar keliais.